Gerai, sveiki, esame komanda Dori iš Vilniaus technologijų dizaino kolegijos. Aš esu Vytautas, čia mano kolega Jonas ir Kamilė. Taigi, Dori iš japonų kalbos išvertus reiškia driftą. Todėl mūsų idėja ir yra profesionali drifto trasa Lietuvoje. Mes šiandien turime jos maketą. Yra dabar tokia situacija Lietuvoje, kad drifterių lygis kyla, bet kur tai realizuoti nėra. Todėl dabar šita trasa būtų tikrai gera idėja. Mes čia turime jau supaprastintą maketą. Maždaug kažkur didelę dalį ploto užima trasa su daugeliu konfiguracijų. Todėl turėtų būti įdomi tiek ir drifteriam, tiek ir žiūrovam. Manome, kad be driftais leistume sportuoti tiek autosporto motociklistus, kartingistus bei kitas šakas. Čia yra tribūnas, po kuriomis yra autoservisas. Taip pat turime didelį plotą rengti renginiams, festivaliams, koncertams, bei turime daug klientų, todėl turime didelį parką. Ir manome, jog šitas sporto ir laisvalaikio kompleksas turėtų sulaukti didelį pasisekimą. Ir tam. Aš tiesiog pirmą tokią pastabą gal pridėčiau, kad tarkim, jeigu turi žmogus, kuris nesidomi visiškai dėl automobilių sporto, tai man būtų labai ilgai užtrūkę, kol aš būčiau supratęs, apie ką išneka. Nes driftas pats savaime jis nieko nepasako. Aš noriu pasakyti, kad kaip pristatinėja idėją kokią nors, tai reikėtų pradėti nuo to, kad paaiškintumėt, kas tai yra. Pirmas dalykas, kaip sakė, driftas. O jeigu aš jeigu aš groju vieną minutę, jeigu niekada nesuprantu, tai man dar nebūtų dar. Ar jūs analizavote patį pagrindinį dalyką, kodėl Lietuvoje yra nesėkmė ir kodėl kai kuriuose šalyse yra sėkmė? Tai yra pats pagrindinis faktorius, kuris domina kiekvieną investuotoją ir kiekvieną verslo pradžią. Čia pirmas klausimas. Esmė yra ta, kad Latvija turi kur tai daryti. O jeigu mes turim kur tai daryti, mes pasikviečiame žmonės. O Lietuvoje to nėra, kur mes turim aikštelę, jūs neįsivaizduojate, nebuvo renginiai, kaip tai yra, ir tai jau žmonės visur plūsta ir nėra jokių klientų. Jeigu būtų trasa, tikrai atsirėtų daugiau. Tai toks. Atsakymą išgirdau. Kiek laiko reikia tai trasai rengti? Laiko? Pagrindė čia yra žemės darbai, kelio tiesimas ir, pastatai. Aš jums po kartus? Metai. Pas jūs pirmus metus investuojame 4 milijonai. Tai kaip kažką norėčiau pasakyti visai salėje, čia yra turbūt pats stipriausias projektas. Čia ruošiamas investuoti 4 milijonus pirmus metus. Tai yra pats brangiausias projektas. Jūs užsimojate į tikrai patį į labai stiprų projektą. Ne, tai tiesiog yra rimtas mastelis ir norisi girdėti labai rimtus atsakymus. Nes jeigu rizikuosiu, aš kaip investuotojas, 4 milijonais, aš tikrai noriu išgirsti labai gerus argumentus. Idėja tikrai. Klausimas. Jūs manote, kad jie plūs žmonės iš šitą. Kur jūs šitą bandėte? Reiškia, čia 4 milijonai. Jeigu žlugs šitas projektas, ar jūs turite bent kokį įėjimą į tą rinką, tiesiog pusinį projektą, ar bandomį pilotinį projektą, kur investuojate 500 milijono ir galite patikrinti, taip, iš tikrųjų žmonės plūsta, iš tikrųjų moka 150 litų, iš tikrųjų po 2,5 per savaitgalį prisirenka. Ačiū. Čionais yra tik viena, iš kur mes gausim pajamas. Latvijos pajamas iš reklamos ir iš Žiūrėčiau tokį dalyką, konsultuoti patį, paimti kelias lygų, kur visi renginiai, koncertai, kur mes turim viską atsitikti, kur lygiai patį. Yra tos infrastruktūros, kaip visi suvažiuotų, mes čia turime vietą. Čionais prašom atvažiuoti, turim parkingą. Šalia vyksta drifto treniruotės. Čia yra kompleksas, kuris suburia vienus kitus ir kultūras, tai įsigautas, skirtingos kultūros įsigautas. Ir turim plotą, leisim, aš nežinau, aitvaras, oro balionas. Čia turėtų būti mano baigiamoji kalba, kadangi aš šokas iki šiol buvau, tai būsiu dabar šiek tiek švelnesnė. Beveik apie visus skaičius pasakė viską Giedrius, aš kaip žiniasklaida pasakysiu dar vieną skaičių. Jūs reklamai žadat išleisti, kaip atvirai 100 tūkstančių kiekvienais metais reklamai. Tai yra maždaug 10 klipų po 30 sekundžių Lietuvos komercinėse televizijose. Prasme, tai yra ir daugiau nieko. Arba jeigu jūs pirksite Eurosportą, tai nėra 30 sekundžių vienas. Tai būtų 15 sekundžių klipas. Jeigu žadat kviestis per Eurosportą. Čia apie jūsų požiūrį reiškia, kiek kainuoja reklama.
Mane jūs nusipirksit pigiau. 100 000 jūs gausit kokių 20 puslapių per metus. Čia stovėtų. Tik nedaugiai, bet nedaugiai. 20 puslapių. Tai irgi nieko nereikia. Jūsų reklaminiai kampanijai. Giedrius mes susakė viską teisingai. Iš tikrųjų, smagu matyti tas degančias akis. Smagu matyti, kad jūs sugaišote 8 darbo valandas, kurias galėjo skirti buhalterijos studijoms ir pačiolio, reiškia, geografijos irgi studijoms, klijuodami vaizdinę medžiagą, tai irgi smagu. Kiek man truputį nerimą kelia jūsų kertinis argumentas, nes iš visam šitam yra vienas kertinis argumentas. Tai bus faina, nes to Lietuvoje dar nėra. Tai yra pagrindas. Visos logikos tolimesnės. Tai Lietuvoje, žinokit, dar nėra Formulės 1 trasos. Kol kas nežinau kodėl. Lietuvoje kol kas nėra pantų, pavyzdžiui, auginimo draustinio. Irgi nežinau kodėl. Mes nesusipylėm pakankamai aukštų, taip siekiančių 1,5 km kalnų slidinėjimo trasų. Kol kas irgi nepavyko mums iki šiol. Ir tai nėra verslo privalumas, kad tai nėra. Bet jūsų paguodai aš pasakysiu, kad prieš 10 metų Lietuvoje nebuvo nei vieno golfo lauko. O dabar yra 1, 2, 3, 4, 5, turbūt jau yra, gal net pusinis yra prie Kauno 6. Tai reiškia, žmonės kažkurie kažkuriais dalykais patikė ir